Sveiki, esi socialinė darbuotoja Justina. Jau 15 metų dirbu su paaugliais ir jų šeimomis. Kartu gvildename paauglystės paslaptis. Ir šiandien kartu su Aneta kalbėsime apie paauglystę. Sveiki, aš esu psichologė Aneta ir su paaugliais bei jų tėvais dirbau apie 7 metus. Iš tiesų, paauglystė yra labai gražus laikotarpis, bet neretai pilnas iššūkių. Todėl labai smagu šiandien kartu su Justina pradėti šį laidų ciklą, kurio metu tikrai tikiu, kad atrasit atsakymus į tam tikrus klausimus ir turėsit geresnį ryšį su savo paaugliu. Jeigu turite namuose paauglį, kuris iš katinėlio virto liūtų, kviečiame prisijungti prie mūsų ir sužinoti daugiau apie paauglystę. Taigi, kas yra ta paauglystė? Tai paauglystė iš tiesų yra toks raidos etapas, kuomet vaikas bando tapti suaugusiu. Ir tai yra tokia kaip pereinamoji stadija tarp vaiko ir suaugusio. Tuo pačiu paauglystė yra ir tikrai baimės, nerimo laikas, maištavimo laikas, taip pat gali būti ir krizinis laikas ir patiems tėvam. Iš kur žinoti, kada ateina paauglystė? Paprastai laikoma, kad paauglystė prasideda apie 10-11 metus arba tada, kai prasideda kūno brendimas. Tai yra laikoma paauglystės pradžia. Labai dažnai manęs tėvai klausia, o kada ta pabaiga? Kada ta pabaiga? Tai paauglystės pabaiga gali būti labai skirtinga. Sakoma, kad apie 21 metus, bet gali būti ir 25 metus. Tai labiau priklauso nuo to, kada paauglys pasiekia nepriklausomybę ir savarankiškumą. Taigi paauglystė trunka net apie 10 metų. Ar jinai yra suskirstoma į kažkokius etapus? Taip, paauglystė yra skirstoma į 3 etapus. Tai yra ankstyvoji, vidurinioji ir vėlyvoji paauglystė. Kiekvienas tas etapas jis turi savo ypatumų. Tai ankstyvoji paauglystė, tai yra apie 10-13 metus vyksta stipriausi kūno pokyčiai. Tai keičiasi kūno formos, o taip pat ir ant kūno atsiranda kažkokių kiek kitokių dalykų, nei jie buvo matę ar patyrę prieš tai. Tai pavyzdžiui, auga plaukeliai ar spuogeliai. Tai yra ankstyvoji paauglystė. Ar šita tema, plaukeliai, spuogeliai, yra aktualu tik paaugliam, ar reikia čia tėvam kištis? Auga, keičiasi, tai kame čia bėda? Iš tiesų, paaugliai iki paauglystės laiko gyveno su vienu kūnu, o paauglystės metu tas kūnas pradeda keistis. Ir jisai pradeda keistis ne tada, kai paaugliai to užsinori, bet jis pradeda keistis tiesiog vieną rytą atsikėlus, ar vieną naktį, ar vieną dieną. Kūno pokyčiai iš tiesų paaugliui sukelia streso, nerimo, nežinios, nes jie nežino, kada tai baigsis ir galų gale koks tas kūnas bus, kai baigsis tas brendimo laikotarpis. Tėvam labai svarbu išlikti empatiškiam, jautriem. Ir kai keičiasi paauglio kūnas, labai svarbu yra normalizuoti tos kūno pokyčius, paaiškinti, jog kūnai yra labai skirtingi ir tai yra labai normalu. O ką slepia antras raidos etapas? Vidurinioji paauglystė, tai yra laikas kažkur nuo 13 iki 16 metų. Ir šis etapas yra sunkiausias dažniausiai tėvam. Kodėl? Todėl, kad paaugliai labai siekia laisvės ir pradeda maištauti. Ir tas maištas dažnai kelia labai daug pykčių, konfliktų šeimoje. Tai nori pasakyti, kad maištauti ir rodyti ragus yra normalu? Taip, tai yra labai normalu ir net reikalinga. Tai ką daryti su to maištu? Priimti kaip normalų dalyką. Tai yra būtina paauglystės dalis ir iš tiesų maištas turi funkciją savo, jis yra labai svarbus. Ir jeigu paauglys neturės šito maišto etapo, tai reiškia, kad jisai gali neturėti atsiskyrimo nuo tėvų ir nejudėti pirmyn. Vidurinioji paauglystė taip pat jau prasideda tam tikri romantiniai santykiai, paaugliai jau siekia privatumo, jie labai dažnai tėvus jau išprašo iš kambario, prašo, kad tėvai pasibelstų. Tai tokio atsiskyrimo nuo tėvų laikas
ir labai daug dėmesio skiriama draugam ir santykiam su draugais. Tai reiškia, kad yra normalu, kai paauglys nenori kartu važiuoti pas močiutę arba nori vakarą leisti su draugais, o ne su šeima. O apie ką tada yra vėlyvoji paauglystė? Vėlyvosios paauglystės etapas yra kažkur nuo 17 metų iki 21-25 ir šis raidos etapas jau yra ramesnis ir jiems svarbiausia yra svarstyti, galvoti, kaip jie mato savo ateitį, kuo jie norėtų būti. Tai visi resursai yra skiriami būtent savo ateičiai. Ir jau tikrai žymiai mažiau resursų jie skiria konfliktams su tėvais, barniam ir maištui, nes tai jau būna įvykę prieš tai, jie yra atsiskyrę ir jau gali kurti ir svajoti apie savo ateitį. Tai aš galvoju, tie, kurie pokyčiai yra matomi, juos lengva priimti ir mes juos matom. Tėvam turėtų būti ir aišku, ir, pavyzdžiui, spogelis, plaukeliai auga, keičiasi. Bet tas, kas yra nematoma, kaip tą atpažinti, kad mano paauglys jau patiria ir tokius pokyčius. Mažiau matomi pokyčiai paauglystėje, tai yra hormoniniai pokyčiai, smegenų struktūros pokyčiai, taip pat ir mąstymo pokyčiai. Iš tiesų jie yra nematomi, bet turi labai didelę įtaką paauglių elgesiui. Todėl tėvam būtų labai svarbu žinoti šiuos pokyčius ir būtų lengviau išbūti su paaugliu. Tai aš norėčiau užsiminti pirmiausia apie hormoninius pokyčius. Ir pats net paauglys nežino, kad jie vyksta jo kūne ir gali pats sutrikti dėl to, kas vyksta su juo. Ir iš tiesų kartais tėvam atrodo, kad paauglys elgiasi specialiai, tyčia, kažkaip netinkamai, bet jisai taip elgiasi, nes jis negali kitaip. Bet jiem kartu ir nėra lengva dalintis apie tai, kaip jie jaučiasi. Iš tikrųjų pritariu, nes kartais pas mane ateina paaugliai ir sako, nežinau, kas su manim darosi, bet aš kitaip negaliu. Aš nenoriu pyktis, bet pykstuosi. Aš noriu miegoti, bet negaliu užmigti. Ar čia viskas yra apie tuos nematomus pokyčius? Tikrai taip. Vieni iš tų pokyčių tai yra susijęs su miegu. Tai miego hormonas, kuris kitaip yra vadinamas melatoninas, jisai išsiskiria vėliau nei pas suaugusius žmonės. Kiek laiko vėliau? Kažkur apie valandą, 2 jis išsiskiria vėliau. Tai reiškia, kad paauglys nori eiti miegoti vėliau nei suaugęs žmogus. Tai jeigu aš noriu eiti miegoti 10, tai mano paauglys eis miegoti 11-12. Taip. Ir labai dažnai taip ir būna ir kartais tai tampa konfliktų priežastimi vakare, prieš pat miegą. Taip. Ir tai reiškia, kad jie ryte nenori keltis dėl to, kad mažiau miegojo. Tikrai taip. Aišku, kad jam tampa žymiai sunkiau atsikelti ryte anksti į mokyklą. Tai tam tikrose šalyse jau yra į tai atsižvelgta ir pamokas prasideda kiek vėliau. Deja, Lietuvoje dar nėra daug tam dėmesio skiriama, bet svarbu tėvams žinoti, dėl ko paaugliam taip sunku ryte atsikelti. Ir tai tikrai nėra tiesiog paauglių maištas ar tiesiog paauglių kažkokie prieštaravimai, nenorai, bet jiem iš tiesų yra žymiai sunkiau atsikelti ryte. Bet kitas yra reikalas apie atlapotas striukes žiemą. Pažiūrėkime situaciją. Ji buvo toks geras vaikas. Paskutiniu metu pasikeitė. Man sunku su ja. Nuolatos neklauso, prieštarauja, atsikalbinėja, kartais tiesiog neįmanoma susitarti. Gal man trūksta griežtumo? Gal tiesiog esu jai per gera? Mama nesupranta, kad man visada karšta. Ji man liepia kažką rengtis, kas dažnai atrodo kvailai arba nemadingai. Tada aš prakaituoju ir jaučiuosi kaip, tiesiog balta varna. Be to pastebėjau, kad mano prakaitas dar turi ir keistą kvapelį, o mama sako, kad jokio kvapo nėra. Meluoja man.
Tai būtent yra apie tai, kad pas paauglius sutrinka termoreguliacija ir jų kūno temperatūra yra aukštesnė nei suaugusio žmogaus. Dėl to jis nenori to šaliko ar tos kepurės, nes karšta būna. Tiesiog jam būna jau per karšta. Tai šita situacija tikrai tokia labai paaugliška ir labai parodo tą paauglystės pokytį, kurį ne visą laiką tėvai priema ir supranta. Kurio nematai, tada ir sunkiau suprasti. Bet iš tikrųjų šita situacija parodo, kad pokyčiai yra, tik juos reikia mokėti atpažinti ir tada tinkami į juos atliepti. Labai svarbu su paaugliu būti kaip viena komanda, turint mintyje, kad tėvai turi kažkokią išmintį, bet kartu laikyti kaip lygiavertišką komandos narį tą paauglį, kuris geriausiai žino, ką jis jaučia, jis geriausiai žino, ką jis patiria, ko jam reikia ir būti čia komanda. Ir tikriausiai labai naudinga yra tėvam pasiūlyti, užsidėti striukę ar užsidėti šaliką, pasakyti kokia temperatūra arba kaip patys tėvai jaučiasi, kad jiem atrodo šalta. Bet galutinį tą sprendimą palikti pačiam paaugliui. Ir tokiu būdu nušausim du zuikius. Tai vieną įgalinsim paauglį, sustiprinsim jo asmenybę, kitu tai išvengsim konfliktą. Konflikto, kuris tai į niekur neveda. Ir kartais būtent dėl tokių smulkių dalykų kyla nemažai konfliktinių situacijų tarp tėvų ir paauglių. Ir žinodami šią informaciją, kad tiesiog paaugliam yra šilta, ar šilčiau nei mum, mes galim išvengti tų konfliktų. O be konfliktų yra daug maloniau bendrauti. Kokie dar pokyčiai atsitinka paauglystėje? Tai paauglystėje yra pakankamai stipri emocijų kaita. Ir tikriausiai tėvai esate tikrai pastebėję, kad 1 valandą ten paauglys verkia, kitą jisai šypsosi, kitą jisai rėkia jau, tada vėl džiaugiasi, tada vėl verkia. Tai yra pakankamai stipri emocijų kaita. Ir paauglystėje tai yra normalu, kad tos emocijos pakankamai yra tokios labilios ir kintančios. Ką daryti tėvams su tom kintančiom emocijom? Ar lakstyti paskui su servetėlėm, ar nekreipti dėmesio? Kaip reaguoti? Tėvam yra svarbu priimti tiesiog tuos bekylančius paauglio jausmus, bet priimti, kad tam yra priežastis kilti tiem jausmam. Jų kažkaip nenuvertinti, nesakyti, kad tu negali čia taip jaustis, priimti, kad tikrai tai yra jų realybė ir jie gali taip jaustis ir jie tikrai turi dėl ko taip jaustis. Labai dažnai būna, kad vaikai kaltina tėvus, ypatingai paaugliai. Kažko nepadarai, nenupirkai, neleidai susitikti su draugais, tu esi blogas tėtis, o ten kažkokio draugo mama viską leidžia ir viską nuperka. Gali būti daug priežasčių, dėl ko paaugliai kaltina tėvus, tai gal kartais iš tiesų jie turi pagrindą. Tėvai laiko save suaugusiais, išmintingais žmonėmis, kurie tikrai viską žino, kaip turi būti ir negirdi ir nepriima paauglio. O jis paprastai vienu ar kitu būdu sako apie savo poreikius, apie tai, kas jam svarbu, kaip jisai jaučiasi. Ir jeigu tėvai tai ignoruoja, negirdi, nepriima, iš tiesų paaugliai pradeda kaltinti tėvus. Tai yra viena priežastis. Bet kita priežastis irgi pakankamai dažna, dėl ko paaugliai gali kaltinti tėvus, tai yra dėl to, kad jie mato, jog tėvai yra tiesiog netobuli. Vaikai tėvus idealizuoja ir tėvai yra kažkas tokio neįtikėtino. Tai dėja, paauglystėje pamato paaugliai, kad tėvai nėra idealūs, jie patys turi kažkokių tai sunkumų, neišspręstų problemų. Matydami tėvus netobulus, juos kaltindami, jie gali lengviau atsiskirti nuo tėvų. Taigi turime suprasti, kad maištas, kaltinimai irgi turi savo funkciją ir savo uždavinį. Paauglys turi atsiskirti nuo tėvų ir šitie dalykai jiem padeda tą padaryti. Ir dar vienas mažiau matomas pokytis yra smegenų struktūros pokyčiai. Šie pokyčiai yra labai įdomus ir iš tikrųjų labai svarbus tėvam, kad geriau suprastų, kodėl kartais, taip kaip tu, Justina, sakei, kodėl jie kartais pasidaro tiesiog kaip monstrai namuose, tokie nesukalbami, pikti. Tai kas vyksta tose smegenyse? Yra labai svarbios 2 smegenų struktūros. Tai yra limbinė sistema ir prefrontalinė sritis, kuri yra kaktinėje srityje. Truputį pasidalinsiu, už ką jos yra atsakingos, kad mes geriau suprastumėm, kas čia per pokytis ir kaip veikia paauglio elgesį.
Tai limbinė sistema, jinai yra atsakinga už mūsų tokias instinktyves emocinės reakcijas. Man baisu, aš bėgu, man pikta, aš rėkiu. Tai už tai yra atsakinga limbinė sistema ir jinai tikrai atsakinga už tokį išgyvenimą, tam, kad aš matydamas kažkokį tai situaciją instinktyviai greitai reaguočiau. Tuo tarpu prefrontalinė sritis yra atsakinga už apmąstymą, numatymą, pliusų minusų susidėliojimą, reakcijos atidėjimą, tokį apgalvojimą. Tokios loginės smegenys. Taip. Ir būtent prefrontalinė sritis yra ta sritis, kuri mums kartais, kai mums būna pikta ar mums norisi nusikeikti, jinai mums pasako, kad mes negalim nusikeikti. Pavyzdžiui, darbe ar kitoj situacijoje. O paauglys negali nenusikeikti? Paauglys greičiausiai nusikeiks. Paaiškinsiu dėl ko. Limbinė sistema, tai yra emocinė paauglių dalis, yra pilnai susiformavusi jau paauglystėje ir dar dėl daugybės pokyčių jinai pakankamai intensyviai veikia. Arba kitaip jinai yra verdanti arba užkalusi. Dėl to, kad vyksta labai daug netikėtų, sudėtingų situacijų. Tuo tarpu prefrontalinė sritis, kuri atsakinga už loginius sprendimus ir kažkokių netinkamų gal reakcijų atidėjimą, paauglystėje tik pradeda intensyviau formuotis. Tai reiškia, paauglys negali neurologiškai save sukontroliuoti arba suvaldyti, kai yra stipriose emocinėse ir netikėtose situacijose. Pavyzdžiui, tikriausiai tėvam tai yra pakankamai pažįstama, kuomet įvyksta kažkoks konfliktas ir paauglys sako tėvam, nekenčiu tavęs, nemyliu tavęs, tu pats blogiausias tėtis arba mama, tai greičiausiai tuo metu yra užkalusi limbinė sistema, o prefrontalinė dar negali suvaldyti šitų žodžių. Ir jis šitaip išspjauna viską, ką jaučia tėvam. Bet ne dėl to, kad jis iš tikrųjų galvoja, kad tėvai yra patys blogiausi pasaulyje, bet jis negali šito tiesiog suvaldyti dėl stiprios emocinės reakcijos. Tai ačiū Dievui, suaugę žmonės jau turi išsivyščiusią loginę smegenų dalį ir gali suvaldyti savo emocijas ir į netinkamas paauglio emocijas reaguoti tinkamai. Taip, tu iš tiesų esi teisi, bet suaugusiam dažnai tenka savo priminti, kad mūsų smegenys yra pilnai susiformavusios ir mes turim žymiai daugiau gebėjimų, resursų save suvaldyti ir tinkamai sureaguoti. Tai dabar, kai turėsiu konfliktinę situaciją namuose arba darbe su paaugliais, tikrai pagalvosiu, kad reikia įsijungti loginės smegenis. Tai būtų labai vertinga ir tau, ir tavo vaikam. Turim gerą žinią tėvam, kad prefrontalinė žievė pas juos jau dirba, jie ją jau naudoja, bet ne taip stipriai, ne taip intensyviai, nes jinai dar tik formavimosi pradžioje. Iš tiesų tėvai gali kaip padėti mankštinti truputį tą dalį. Tai svarbu patiems tėvam išlikti ramiem ir domėtis paaugliu, klausti jo paties įvairių klausimų apie tam tikrą situaciją. Tam, kad jis galėtų atsakyti į klausimą, jis turės tiesiog pradėti mąstyti. Tokiu būdu tėvai ir gali padėti paaugliui efektyviau naudoti tą besiformuojančią prefrontalinę dalį. Dar svarbus dalykas tai yra mąstymo pokyčiai, kad paauglystėje jau nebeužtenka tėvam pasakyti, tu turi išplauti indus, nes aš tau pasakiau. Aš tau pasakiau, jau nebėra argumentas paaugliam, dėl to, kad jie jau pradeda mąstyti kitaip ir jiem labai svarbu yra argumentai, faktai. Kodėl aš turiu eiti į mokyklą, kodėl aš turiu plauti indus, kodėl aš turiu tvarkyti savo kambaryje. Tai kodėl jis turi to daryti? Tėvai turėtų pasistengti rasti paaiškinimą, kodėl jis turi tai daryti. Paauglys pradeda matyti, kad pasaulis yra labai įvairus ir žmonės daro skirtingai. Ir šeimos yra skirtingos, ir tėvai yra skirtingi. Ir jam tikrai nepakanka išgirsti to, kad aš kaip tėtis arba mama tau pasakiau tai padaryti. Svarbu taip, kažkokią priežastį, logišką, aiškę, išsakyti paaugliui, dėl ko jis turi daryti tam tikras pareigas ar kažkokiu būdu elgtis.
Dar ką labai noriu paminėti ir man atrodo, kas yra labai labai svarbu, tai yra psichologiniai pokyčiai. Jie tikrai nėra matomi tėvam ir nėra matomi paaugliam. Tikrąją to žodžio prasme, bet tam tikras elgesys mums parodo, kad tie pokyčiai vyksta. Koks tai galėtų būti elgesys, ar galėtum pavyzdį pasakyti? Jis labiau tampa nepriklausomas ir savarankiškas. Todėl labai svarbu irgi tai žinoti ir suprasti, kad tam tikri konfliktai, pykčiai, tėvų tam tikras nuvertinimas, o draugų toks galbūt net kartais idealizavimas irgi yra susijęs su šiuo pokyčiu, kad jie siekia atsiskirti nuo tėvų. Kaip tėvam reaguoti į tokį atsiskyrimą? Jeigu tai yra pirmas vaikas, gali būti itin sudėtinga, jeigu tai yra antras, galbūt jau kiek lengviau, bet labai svarbu atsakyti savo į tą klausimą, o ką man tai reiškia, kad mano paauglys atsiskiria, kad aš jau nebegaliu jo gal taip dažnai apkabinti, ar aš negaliu jam kažko patarti, kad jisai jau pats nori daryti tuos dalykus ir save kažkaip nuraminti, kad labai normalu, jeigu man kyla nerimas arba man kyla baimė, pyktis, kad paauglys atsiskiria, tai yra viskas normalu, bet labai svarbu savo atsakyti, ką man tai reiškia, ką aš jaučiu. Ir kitas svarbus dalykas - būti šalia paauglio, bet leisti jam pačiam judėti į priekį. Iš tikrųjų leisti jam pačiam priimti sprendimus ten, kur jis gali priimti tuos sprendimus. Ir net reikia, kad jis tai darytų, jis patirs daug malonumo, patirs tokį savarankiškumo, nepriklausomybės jausmą ir nebandys tada tos nepriklausomybės ar savarankiškumo siekti kažkokiais netinkamais būdais. Ir aišku, kad tikrai reaguoti, kuomet mes matom, kad iš tiesų pavojus kyla paaugliui. Tėvai tikrai turi labai tada stipriai reaguoti, stabdyti, išsakyti savo poziciją labai griežtai. Auskuro vėrimas arba tatuiruotės darimas, tai tikrai yra jau dalykai, kurie gali atnešti tam tikrų pasiekmių. Ir čia jau su paaugliu būtų svarbu dėrėtis, klausti, klausinėti, aptarti pasiekmes, aptarti kažkokius pliusus ir minusus. Tėvai dažnai galvoja ir nori, kad jų vaikas mokytųsi labai gerai, dalyvautų olimpiadose, būtų susitvarkęs kambarį, būtų pozityvus ir visur kur pirmas. Ar paaugliam irgi tai yra svarbu, o gal jie turi kitokių uždavinių? Dalis dalykų, kuriuos tu paminėjai, paaugliam tikrai nėra tokie svarbus kaip tėvam, nes paaugliai turi savo uždavinius. Tai paauglystės laikas tai yra bandymas atrasti atsakymą į tą klausimą, kas aš esu. Ir iš tiesų tas klausimas yra sudėtingas, jis nėra toks paprastas, kaip gali atrodyti tėvam. Ir gerai mokytis arba gauti 10 nelabai yra susijęs su tuo, kas aš esu. Kad atsakyti į klausimą, kas aš esu, svarbu labai daug eksperimentuoti, išbandyti daug dalykų ir suprasti, kas man patinka, kas man nepatinka, kas man tinka, kas man netinka. Taip pat labai svarbu patyrinėti skirtingas vertybės. Iki paauglystės vaikai tėvų vertybės priima kaip savo. Tėvų vertybė lygu mano vertybė. Deja, paauglystėje tas keičiasi ir tas yra labai normalu. Paauglys pradeda tyrinėti daug vertybių. Tėvų vertybės yra jau patyrinėtos, jos kartais atidedamos truputį į šalį. Ir tuo metu paauglys pradeda tyrinėti visuomenės, draugų, mokyklos vertybės. Ir iš tų vertybių suformuoja savo vertybių sistemą. Tai greičiausiai ten atsidurs dalis ir tėvų vertybių, dalis draugų vertybių. Tačiau tai yra procesas ir nelengvas procesas. Tai apibendrinant galima sakyti, kad paauglystės uždavinys yra atsakyti, kas aš toks esu kaip žmogus, kaip asmenybė ir tapti nepriklausoma nuo tėvų. Būti jau atskira asmenybė, kuri kurs savo gyvenimą, kurs savo šeimą, kurs visuomenę. O tėvam yra be galo sunkus uždavinys paleisti savo paauglį ir nelaikyti jo pririšto prie savęs. Tikrai taip. Nėra lengva užduotis, bet tikrai įmanoma. Manau, kad tai tėvam kelia labai daug įvairių jausmų. Kad gali būti ir liūdna, ir pikta, ir baisu. Ir dažnai tėvai sako, kad labai neramu, kaip aš galiu paleisti tą paauglį kažkur į šitą pasaulį, kuris nėra tik tai rožinis. Jame yra daug įvairių iššūkių, sunkumų, pavojų. Ir visą laiką norisi labai saugoti ir apsaugoti ir tų tokių sunkesnių emocijų, praradimų, kažkokių nusivylimų.
visą laiką linkę esam pakišti kažką, kad vaikas būtų laimingas. Nėra taip paprasta tą vaiką paleisti į tokį labai įvairų pasaulį. Bet man kažkaip norisi padrasinti ir paskatinti tėvus, kad tikrai tai yra įmanoma. Ir patikėti savo paaugliu, kad jis iš tikrųjų gali. Kad jau per tuos 10-15 metų, kuriuos tėvai įskiepijo vaikui, tai jau ką davė per tuos 15 metų, kad tai yra pamatas, kuris padės vaikui judėti į priekį, atsiskirti ir įveikti tuos sunkumus savarankiškai. Taigi, šiandien sužinojome truputį apie paauglystę. Kas yra paauglystė, kokie paauglystėje būna pokyčiai, su kokiais uždaviniais susiduria paauglys ir kaip būti šalia paauglio. Šios laidos pabaigai kviečiame atsisiųsti namų darbus, užduotį, kurią bus tikrai smagu atlikti. Galėsit pasitikrinti, ką žinot, o dėl ko dar reikia paieškoti atsakymų. Ir pasimatysime kitą kartą.